Sveiki, čia vėl Mantas iš Matiekos. Tai dabar toliau tęsiu pavyzdinių valstybinių egzaminų uždavinių sprendimą. Tai dabar 4 uždavinys bus su funkcijom, tiem 12-okam, kas mėgsta funkcijas, kas nemėgsta, tai tiesiog 25% tikimybės, kad gauti šitą tašką. Tai dabar kas duota, tai duota, kad funkcija nuo x minus funkcija nuo vienetų didesnio x lygu 2x plus 5. Ir ką reikėtų atkreipdėmės, kad funkcija nuo 5 yra tas pats, kas funkcija nuo 5 plus 1. Tai mes galim tiesiog naudojantis šią išraišką šitų funkcijų skirtumo parašyti, kad funkcija, kad funkcija nuo 5, jeigu mes atimsim funkciją nuo 6, atimsim funkciją nuo 5 plus 1, tai funkcija nuo 6, gausime ir iš karto vietoj x galiu įsistatyti 5, tai bus 2 kart 5 ir plus 5. Tai dabar vietoj funkcijos nuo 6 įsistatom 12, vietoj funkcijos 6 įsistatom 12 ir gausim, kad funkcija nuo 5 minus 12, lygu čia galiu skaičiuoti, kad 2 kart 5 10 plus 5 15 ir perskelia 12 į kitą pusę, gausim, kad funkcija nuo 5 yra lygu 15 plus 12, 27. Šį kartą man didžiausią atsakymą. Ir jeigu kam su funkcijom sunkiau, tai galite susirasti mane, mielai padėsiu, arba tiesiog bandyti atsispirti atsakymą. Tai tiek. Tikiuosi šis sprendimas kai kam pagelbės.